Vilniuje duris atvėrė unikali paroda – Holokausto baisumus pasakojanti liudininkų akimis. Parodos autoriai teigia, kad tai pirmas kartas, kai masinės nacių vykdytos žydų žudynės atskleidžiamos ne jas išgyvenusiųjų, bet mačiusiųjų prisiminimais. Per 10-metį trunkantį tyrimą surinkta daugiau kaip 4000 liudijimų, patvirtinta 1700 masinių žudynių vietų Rytų Europoje. Žydai ėjo grupėmis po 6 susikibę rankomis. Vaikai buvo areštuoti mokykloje. Žydai turėjo nusirengti visiškai. Tai prisiminimų nuotrupos. Ne holokaustą išgyvenusiųjų, o jį mačiusiųjų. Ne žydų tautybės liudininkų prisiminimų nuotrupos surinktos iš Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos, Moldovos, Rumunijos, Makedonijos, Lenkijos ir Lietuvos. Visi liudijimai užfiksuoti organizacijos Jehad in Unum per ne 10-metį trukusį tyrimą. Jo metu ne tik išsiaiškinta nacių vykdytų nusikaltimų schema, bet ir per beveik 80 ekspedicijų patvirtinta 1700 masinių žudynių vietų, surinkta 4000 liudijimų. Prieš porą metų ši organizacija tyrimus pradėjo ir Lietuvoje. Šaudymai vyko ne tik Paneriuose ar Kaune, bet visoje Lietuvos teritorijoje. Mes žinome daugiau nei 130 masinių kapaviečių Lietuvoje. Tai reiškia, kad šaudymai vyko visur. Mes surinkome liudijimus ir registravome masinės kapavietės Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Palangos, Alytaus, Marijampolės regionuose ir dar yra vietų, kur reikia atlikti tyrimus. Organizacija 2004-aisiais įkūrė prancūzų kunigas. Pagrindinė jos užduotis – identifikuoti ir užfiksuoti Rytų Europos vietas, kur naciai Antrojo pasaulinio karo metais masiškai naikino žydus. Tyrimo medžiaga virto kilnojamąją parodą – Sušaudyti Jehad in Unum tyrimų 10-metis ir atskleidžia sistemingą žydų ir romų žudymą buvusios Sovietų Sąjungos teritorijoje. Tyrimas tęsiasi, viena komanda dirba Lenkijoje, kita netrukus išvyks į Rusiją. Tai lenktynės su laiku, liudininkai miršta kiekvienais metais, bet stengiamės surinkti kuo daugiau informacijos apie masinės žydų aukų kapavietės, jas užfiksuoti. Dauguma iš jų tuo momentu buvo vaikai, kai vyko holokaustas. Jie buvo tarsi tie tylieji liudytojai, kurie tik tai stebėjo ir patys nereagavo, bet ir negalėjo, būdami vaikais, kažkaip tai įtakoti esamų aplinkybių. Ir visą gyvenimą iš tikrųjų tos patirtis kamavo juos ir galbūt kai kurie užaugo ir traumuoti psichologiškai žmonės. Ir tai yra dar kita holokausto pusė nematyta. 1941–1944 metais vien parodoje pristatomame regione buvo nužudyta daugiau nei 2 milijonai žydų. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus tolerancijos centre eksponuojama paroda bus galima apžiūrėti iki lapkričio 20